Sveiki malonūs klausytojai, jūs girdite radio laidą Amžinybės balsas. Prie mikrofono aš, laidos vedančioji Aistė Kairaitienė. Šri Madhusudana Sai medicinos mokslų ir tyrimų institute medicinos bakalauro studijas pradėjo pirmoji studentų laida. 2023 metais spalio 5 dieną Satya Sai Gramoje Mudenahalyje Šri Satya Sai Premamrutam salėje vyko baltųjų chalatų ceremonija, kurios metu studentams buvo įteikti pirmieji balti chalatai, simbolizuojantis jų nuoširdų atsidavimą profesionalumui, meistriškumui ir empatijai pradedant savo kaip mediko kelionę. Paskui studentai davė priesaiką, primenančią tikrąjį gydytojo profesijos tikslą ir etikos kodeksą, kurio jie įsipareigojo laikytis. Po šios ceremonijos Šri Madhusudana Sai kalbėjo apie tai, kas paskatino jį įsteigti pirmąjį Indijoje nemokamą medicinos koledžą ir supažindino susirinkusius su šio instituto vizija, vertybėmis ir kultūra. Mūsų misija pakeis pasaulį. Sadguru Šri Madhusudana Sai kalbos pirmoji ištrauka. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve badrani pashyantu, ma kaščit dukhka bhag bhavet. Tegul visos būtybės būna laimingos, tegul visi būna sveiki, tegul visi būna geri ir mato gėrį, tegul niekas nesielvartauja. Tai mano mėgstamiausia malda iš mūsų šventraščių. Ji tokia universali, nes meldžiama už visų žmonių gerovę. Sarvė bhavantu sukhina, tegul visi būna laimingi. Sarvė santu niramaya, tegul visi būna sveiki. Ši laimė ir sveikata neateina vien meldžiantis lūpomis, ji visiems ateina dirbant rankomis, nors malonu melstis už visų gerovę, bet jei tos maldos nelydės prasmingi veiksmai, ji nebus išpildyta. Taigi padaryti visus laimingus, aprūpinti juos būtiniausiais dalykais, patenkinti pagrindinius jų poreikius, štai kur prasideda laimė. Reikia turėti maisto skrandyje, drabužių ant savo kūno, stogą virš galvos, gerą išsilavinimą, gerą ir prasmingą darbą, padorų uždarbį, kad galėtum išlaikyti save ir savo šeimą ir garbingai gyventi visuomenėje. Tai pagrindiniai poreikiai. Tai kiekvieną gali padaryti laimingą. Kitas dalykas, nepaisant viso to, yra tikimybė, kad galite netekti sveikatos. Tuo metu vienintelis būdas pasveikti, gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas prie pat savo namų slenksčio. Ką tik matėme 10 pacientų, kuriuos neseniai atidarius naują operacinę, operavo chirurgų ir medikų komanda atvykusi iš mūsų ligoninės Raipūre Čatisgarhe. Daktaras Raganipandas ir jo komanda darbavosi kartu su Sarlos memorialinės ligoninės medikais ir išoperavo daug vaikų. Daugelis jų atvyko iš aplinkinių kaimų ir nereikia daug proto, kad nuspėtum, kokia jų socialinė ir ekonominė padėtis ir kiek iš jų galėtų sumokėti 3, 4, 5, 6, 8 šimtus tūkstančius rupijų privačioje ligoninėje, kad tik išgelbėtų savo vaikus. O kas gali būti blogiau, nei tėvui matyti bejėgiškai mirštantį savo vaiką, nors ir galima jį išgelbėti, bet tėvas negali už tai sumokėti. Kas gali būti skaudžiau motinai pagimdžiusiai vaiką, nei matyti, kaip jos kūdikis bejėgiškai miršta ant jos rankų ne todėl, kad nėra gydymo, o todėl, kad ji negali sumokėti už savo vaiko gydymą.
Kas gali būti skaudžiau tėvams, nei matyti, kaip kenčia jų bejėgis vaikas, o jie nieko negali padaryti? Kaltės, kurią jaučia tėvas, negalintis sumokėti už operaciją, arba motina, kurią slegia našta, kad pagimdė neįgalų vaiką, niekuomet nebus galima panaikinti, kol tokia institucija kaip mūsų neprisims jų naštos, nepasiūlys šių operacijų nemokamai, kad tėvams nereikėtų rūpintis, iš kur gauti pinigų savo vaikui išgelbėti. Visa tai yra mūsų institucijų nuopelnas, Sandživani ligoninių tinklo, kuris yra didžiausias pasaulyje vaikų širdies priežiūros ligoninių tinklas ir kuriame viskas atliekama visiškai nemokamai. Dar čia yra mūsų daugiaprofilinė mokomoji ligoninė, kuri kasdien visiškai nemokamai teikia sveikatos priežiūros paslaugas mažiausiai 1000 pacientų. Taip yra dėl nenuilstamų mūsų gydytojų, slaugytojų, paramedikų, administratorių, valdytojų, sekėjų ir rėmėjų bei donorų pastangų, kurie rūpinasi šių vaikų poreikiais, nes kitaip jie nesulauktų rytojaus. Ir aš didžiuojuosi, kad pas mus yra tokių žmonių, pasirengusių dieną ir naktį dirbti dėl kito žmogaus gerovės, kad išgelbėtų kito žmogaus vaiką, kad į tėvų rankas vaiką sugrąžintų sveiką. Turime tokių žmonių ir tai yra pats brangiausias dalykas, kuriuo gali didžiuotis mūsų institucijos. Turime sekėjų ir rėmėjų iš viso pasaulio, kurie per pastaruosius 10 metų atsiuntė 100 000 rupijų šioms institucijoms išlaikyti. Kai kurie iš jų net įkeitė savo turtą, nes tuo metu reikėjo paramos. Ir kai jų paklausiau, ką darysite vėliau, jie atsakė: nesijaudink svame, mes visada dirbame ir viskas, ką uždirbame, yra skirta tau, tavo misijai. Taip jie palaikė šią misiją. Štai kodėl ši misija yra tokia šlovinga. Nes nesavanaudiškai aukojasi visi, pradedant sargu, kuris pasitinka, arba prižiūrėtoju, kuris priima pacientą, baigiant chirurgų, valdytojais ir tais nematomais šimtais ir tūkstančiais sekėjų iš 10 pasaulio šalių, kurie remia šią misiją negalvodami, kad tai yra kita šalis ir kodėl jie turėtų ką nors dėl jos daryti. Jie visi jaučia, mes esame viena šalis, mes esame vienas pasaulis, viena šeima. Ta jausdami jie mus remia, todėl tokiai daugybei galime suteikti naują gyvenimą. Kaip būtų apmaudu, kaip būtų gėda, kad nepaisant to, jog mes visi esame šalia, nepaisant to, kad yra tiek daug turtingų privačių ligoninių, nepaisant to, kad pasaulyje yra toks didžiulis sveikatos priežiūros specialistų ir infrastruktūros tinklas, tačiau daugybė vaikų mirtų, nes negali susimokėti už sveikatos priežiūrą. Kas gali būti žiauriau, nei atimti iš vaiko teisę gyventi tik todėl, kad jis negali už tai susimokėti? Ar gyvenimas turėtų būti matuojamas pinigais? To aš visuomet klausiu. Nemokamos sveikatos priežiūros pradininkas buvo Bhagavanas Šri Satya Sai Baba, kai dar 1960-aisiais Putapartyje ir Vaitfilde atidarė pirmąją ligoninę, o paskui dar daugiau didesnių ligoninių. Jis nusprendė sveikatos priežiūros paslaugų nepardavinėti. Jis sakė, kad sveikatos priežiūra nėra prekė, kurią galima pirkti ir parduoti. Negalite spręsti, ar žmogus gyvens ar mirs pagal tai, ar jis gali už paslaugą susimokėti ar ne. Tai nesąžininga, žiauru ir nežmoniška. Jis ragino užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų nemokama kiekvienam pacientui, kuriam jos reikia. Taip buvo ir su švietimu. Švietimas neturi būti prekė. Tai nekomercinis projektas. Mokytojai nėra pardavėjai, o mokiniai ne klientai. Tai labai šventa institucija,
kurioje guru visiškai nesavanaudiškai suteikia išsilavinimą mokiniui, sanskritiškai šišjai. Tokia yra šalis, kuriai mes priklausome. Bharata palaikė nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą švietimą ir nemokamą maitinimą. Indijoje, kad ir kur būtum, išalkęs galėdavai pasibelsti į bet kurias duris. Net jei esate atvykėlis ne iš to kaimo, bet jei tik namų šeimininkui pasakysite, kad jūs alkanas, esu tikras, net ir šiandien jums ko nors pasiūlytų, ko tik būtų jų namuose, ir niekas už tai neprašytų iš jūsų pinigų. Tokia yra kultūra, tokia šlovinga šalis, kuriai mes priklausome. Deja, laikui bėgant įsibrovė savanaudiškos jėgos, kurios galvojo tik apie verslą ir apie nieką kitą. Kolonizatoriai atvyko čia tam, kad šalį apiplėštų, darytų verslą visose srityse, įskaitant ir sveikatos priežiūrą, švietimą ar bet ką kitą. Jiems tai buvo nesvarbu. Tačiau po savęs jie paliko tokį požiūrį, kad į šios būtiniausius dalykus buvo žiūrima kaip į komercinius produktus, kaip į verslą. Ir net per 75 nepriklausomybės metus mes iš to neišsivadavome. Ir tai labai skaudu, tą reikia pakeisti. Bhagavanas Šri Satya Sai Baba pradėjo nuo nemokamų ligoninių ir nemokamų švietimo institucijų. Bet laikui bėgant mes pajutome, kad reikia vaikams suteikti ir nemokamą maitinimą. Iš 16 000 mokyklą lankančių vaikų bent 8–9 tūkstančiai nėra tinkamai maitinami. Tad Indija užima labai žemą vietą pagal mokyklą lankančių vaikų mitybos indeksą. Dėl to vaikai badauja, sulėtėja jų vystimasis, jie suserga įvairiausiomis ligomis ir galiausiai praranda produktyvumą. Į visas šias problemas reikėjo atkreipti dėmesį ir taip atsirado ši misija, kurios metu Anapurna tiekia pusryčius 3 milijonams vaikų 40 000 mokyklų, 23 valstijose ir sąjunginėse teritorijose. Iš čia prasidėjo švietimo misija Satya Sai Lokaseva Gurukulam. Tad vieną po kito pradėjome steigti akademinius miestelius. Ir kokia tai įspūdinga misija, kad pradėję nuo mokyklos, per 10 metų įkūrėme universitetą ir medicinos koledžą. Viskas įvyko per 10-metį ir visa tai yra nemokama. Niekur niekas iš nieko neima jokių mokesčių. Jūs girdėjote Šrimado Sudano Sai kalbos pirmąją dalį apie tai, kas paskatino jį įsteigti pirmąjį Indijoje nemokamą medicinos koledžą ir supažindino susirinkusius su šio instituto vizija, vertybėmis ir kultūra.
Ką tik nuskambėjo liaudies daina Tai gražiai gieda. Aranžuotė Sauliaus Petreikio, balsas Rasa Sera. Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Sadguru Šri Madhusudana Sai. Tekstą skaito Lina Klumbienė ir Albinas Klumbys. Man reikia žmonių, kuriuose derinasi gebėjimai ir kilnumas. Prieš kelias dienas Vamis pasakė, man siaubingai trūksta tinkamų žmonių tokių, kurie ir geba, ir yra kilnus. Man labai trūksta žmonių turinčių šias savybes. Yra labai kilnių žmonių, tačiau savo kilnumo jie netransformuoja į pagalbą kitiems. Taip pat yra žmonių, kurie nori padėti kitiems, bet jų ketinimai nėra tyri. Jie kupini ego, darytojo jausmo, savanaudiškumo, jie nuolatos kažko siekia savo. Man reikia žmonių, kuriuose derinasi gebėjimai ir kilnumas. Tokių rankų man labai trūksta. Kai jis tai pasakė, pasijutau labai blogai, nes nesu pasiekęs tos stadijos. Kai jis man sako, tu mane priboji, dėl tavęs aš negaliu padaryti tiek, kiek noriu padaryti. Jaučiuosi labai savimi nusivylęs, bet tai yra tiesa. Kiekvienas iš mūsų galime daug daugiau nei tai, ką šiuo metu darome. Per Šivaratrį jis pasakė labai aiškiai, tapkite mano instrumentais, kad aš be kliučių galėčiau dirbti, tekėti, jausti, galvoti, kalbėti ir veikti per jūs. To šiandien labiausiai reikia. Jei šį pasaulį galima pakeisti šiandien,
Tai turi prasidėti nuo čia, tai turi prasidėti dabar ir tai yra įmanoma tik svami einant ranka rankon su savo sekėjais, kurie yra visiškai tokie patys kaip ir jis. Turime melstis svamio, kad suteiktų mums tokios stiprybės. Ko labiausiai nenorime, tai jo nuvilti ir nepateisinti jo lūkesčių. Tai būtų pats liūdniausias ir blogiausias dalykas, kokį tik galėtume kada nors patirti savo gyvenime. Laimingiausia mūsų gyvenimo akimirka turėtų būti ta, kai grįžtame pas svamį ir jis pasako, taip, aš gavau tai, ko iš jūsų norėjau. Suteikti svamiui tą pasitenkinimą, sukelti jam tą šypseną, tai geriausias atpildas, dėl kurio galime dirbti. Visi keliaujame kartu ir noriu, kad jums būtų visiškai aišku, jog aš nesu kitoks, nesu unikalus ir reikšmingesnis už bet kurį iš jūsų. Tiesą sakant, turiu būti apdairesnis, nes nors ir gavau tiek daug iš svamio, vis dar netitinku jo lūkesčių. Tai savaime primena apie visą darbą, kurį turiu jam atlikti. Svamis daugiau niekada neturėtų skųstis, man trūksta reikiamų žmonių. Mums svarbu ne kiekybė, o kokybė. Vieną dieną jis turėtų grįžti ir pasakyti, taip, aš turiu reikiamų žmonių savo darbui padaryti. Amžius yra nekliūtis, mūsų gebėjimai nekliūtis, nes kaip aukosime jam viską, ką turime, tai būtent jis ir dirbs per mus ir taip mūsų gebėjimai taps beribiai, nes viskam vadovaus jis. Nuoširdžiai meldžiuosi, kad jis suteiktų mums šią galimybę. Palaima yra mano maistas. Kai aš ramę balėje šeimininkė atnešė svamiui pusryčius, jis pastebėjo, kad į kambarį įsėlino ir vienas jaunimo lyderis. Tai svamiu neliko nepastebėta ir jaunolio jis paklausė, ar tu virėjas? Ne, svami. Tai kodėl atėjai? Kad paduočiau tau maistą. Kas yra mano maistas? Atsakymo nebuvo. Tad svamis atsakė pats. Meilė yra mano pavidalas, o palaima yra mano maistas. Kas yra palaima? Vėl paklausė svamis. Kažkas atsakė. Laimė. Svamis pataisė. Laimė ateina ir praeina, o palaima auga. Kaip gauti palaimą? Toliau klausimėjo svamis. Būti vienovėje su Dievu, kažkas atsakė. Svamis improvizavo toliau. Esate palaimoje, kai būnate vienovėje su savimi, kai ugnies netrikdo vanduo, o vandens ugnis. Tada abu būna savimi. Ir taip būna palaimoje. Galite būti palaimoje tik tada, kai esate vienovėje su savimi, savo tikrąją esmę, kuri yra atmanas. Svamis tęsė. Kaip kūnui reikia maisto, kad jis būtų stiprus ir galėtų veikti, taip ir sielai reikia maisto, palaimos, kad jie šviestų ryškiau, kaip ir lempelė šviečia ryškiau, kaip pamaitinam oru ir aliejumi. Taip mes suvalgėme maistingus dvasinius pusryčius, kurie pamaitino mūsų sielas palaimą.
Turime siekti aukščiausio tikslo. Daugelis mūsų apribojame save žemais tikslais. Koks yra tikslas? Aš noriu pamatyti Svamį. Ar jis gali suteikti man viziją? Jei tai padarysiu, galbūt galėsiu patirti truputį daugiau nei kiti esantys čia. Kažkodėl dauguma žmonių užstringa čia. Jie tarsi mano, jei Madhusudanas gali kalbėti su Svamiu ir jį matyti, tai kodėl ir aš negaliu toks būti? Ir vėl viskas sukasi apie aš. Ar aš galiu šitą? Ar aš galiu aną? Norite tikėkite, norite ne. Aš neprašiau Svami, kad jis ateitų ir imtų su manim kalbėti. Nesimeldžiau jam. Prašau po savo samadhi, ateik ir būk su manimi, bei suteik man aiškiaregystės dovaną. Taip tiesiog atsitiko dėl priežasčių, kurias težino jis vienas. Asmeniškai man atrodo, kad norėti tokiu būdu suvokti Svamį vis tiek yra žemas tikslas. Turime siekti aukščiausio tikslo, tapti viena su visa kūrinyje, matyti visus kaip Svamį. Manau, kad tai yra daug aukštesnis sadhanos tikslas. Svamis yra pasakęs, sadhana nėra skirta tik jūsų nuotaikai pakelti. Kai manote, jog privalau tapti džnaniu, tikrąją savastį suvokusią būtybę, ir žmonės turėtų žinoti, jog aš džnanis. Šiuo atveju viskas vėl sukasi apie aš. Svamis mėgina praplėsti mūsų mąstymą, kad visus laikytume savais ir iš visos širdies melstume už visus. Jūs ką tik girdėjote, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Šri Madhusudanas Sai, knygos Iš širdies pirmajame tome.
Toliau tęsime mūsų radio laidą Amžinybės balsas. Brangus klausytojai, primename, kad jei norite geriau susipažinti su Bhagavano Šri Satyos Sai Babos mokymu, galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurios adresą rasite šios radio laidos apraše. Šioje svetainėje jūs rasite daug naudingos informacijos apie žmogaus dvasinę transformaciją, o taip pat apie mūsų leidyklos išleistas knygas.
Dabar prašome pasiklausyti tęsinio iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šri Madhusudanas Sai. Tekstą skaito Richardas Kairaitis. Tad kasgi yra Dievas? Atsakymas. Dievas, kuris daugeliu yra paslaptis, tačiau kitiems gyva tikrovė, geriausiai apibūdinamas kaip begalinis kontinuumas, visako pradžia ir pabaiga. Dievą galima suvokti kaip kūrybinę jėgą ar energiją, neturinčią jokių savybių ar požymių. Tačiau ši energija nėra mechaniška ar nesąmoninga, yra priešingai dėl paprastos priežasties, nes visa sąmoninga visata su visomis savo protingomis būtybėmis atsirado iš šios energijos. Todėl Dievas yra gyva, kvėpuojanti, sąmoninga ir protinga būtybė. Dauguma pasaulio religijų bando tai išsamei paaiškinti, nors ir savaip. Gali skirtis požiūriai, pranašystės ir filosofijos, tačiau dėl vieno dalyko visi neginčijamai sutaria. Dievas yra visatos kūrėjas, valdytojas ir galiausiai jos naikintojas. Anglų kalbos žodį God, Dievas, galima laikyti akronimu. Jis nusako pagrindinės Dievo funkcijas. G – generatorius, O – organizatorius ir D – destruktorius. Iš esmės tai yra tas pats, kas matomos ir nematomos visatos ir visko, kas joje yra, kūrėjas, valdytojas ir naikintojas. Indų šventraščiuose tai apibūdinama kaip srišti, kūrimas, stiti, palaikymas ir laja, naikinimas. Mokslininkai ilgą laiką nesutiko su tokia Dievo kaip sąmoningos jėgos samprata. Vis dėlto su naujausiais mokslo pasiekimais, įskaitant kvantinę mechaniką, reliatyvumo teoriją ir vieningojo lauko teoriją, lauko kaip visos visatos substrato idėja sparčiai įgauna vis didesnį pripažinimą. Šį lauką sudaro 4 rūšių jėgos: gravitacinė, elektromagnetinė, silpnoji branduolinė jėga ir stiprioji branduolinė jėga. Atrodo, kad jis turi savo intelektą, lemiantį vis naujesnių medžiagų kūrimą, jų palaikymą ir naikinimą. Taitirija Upanišada šį visatoje esantį precizišką intelektą apibrėžia kaip satyam džnanam anantam. Tai yra ši galia turi 3 atributus. Ji egzistuoja, yra sąmoninga ir amžina, begalinė. Mokslininkai sako, kad visa materija yra energija, o energija negali būti nei sukurta, nei sunaikinta. Ji gali tik transformuotis iš vienos formos į kitą. Tai stulbinamai panašu į minėtą Dievo apibrėžimą, pateikiama seniausiuose pasaulio tekstuose. Jis egzistuoja, yra protingas ir niekada negali būti nei sukurtas, nei sunaikintas. 6. Kaip reikėtų suvokti šią Dievo sampratą? Atsakymas. Žinokite,
kad Dievas yra aukščiausias dieviškasis principas, kuris persmelkia visą kūrinyje ir neturi jokių savybių ar pavidalo. Taip pat žinokite, kad šis beformis Dievas vis įsikūnija tarp mūsų, kad kiekvienam padėtų patirti tyrą meilę, kuri yra dieviškumo esmė. Geriausia eiti pas Dievą dėl paties Dievo. Mylėkite Dievą dėl meilės, o nesiekdami už tai gauti kokių nors malonių. Šri Krišna Bhagavad Gitoje sako, pas mane ateina 4 rūšių sekėjai. Jie visi būna padarę gerų darbų. Vieni kenčiantys arti, kiti turintys troškimų ar tarti, dar kiti yra smalsieji, kurie nori sužinoti tiesą apie Dievą, džidžnasu, ir galiausiai įžvalgieji ir išmintingieji, džnani. Iš jų man brangiausi yra džnaniai. Kiti 3 kreipiasi į Dievą siekdami kokios nors asmeninės naudos, kad jis padėtų išspręsti kokią nors problemą, ar suteiktų turtų bei valdžios, ar padėtų pažinti galutinę tiesą. Tačiau tik džnaniai ieško Dievo dėl paties Dievo. Jie nieko netrokšta ir nori Dievo tik dėl to, kas jis yra. Nėra taip, kad kiti požiūriai būtų neteisingi, bet Dievui labiausiai patinka tas požiūris, kai žmogus ieško Dievo tiesiog dėl Dievo, neturėdamas jokių troškimų. Tik neturėdamas troškimų žmogus suvoks Dievą ir savyje, ir išorėje, ir pasieks aukščiausią pilnatvę. 7. Kuris teiginys teisingas? Dievas yra manyje, ar aš esu Dievuje? Atsakymas. Nė vienas iš šių teiginių nėra visiškai teisingas. Tiesa yra, aš esu Dievas. Dvaita sako, aš esu Dievuje. Višišta Dvaita sako, Dievas yra manyje. Tačiau Advaita sako, aš esu Dievas. Tai yra galutinė tiesa. Ar banga yra vandenyne, ar vandenynas yra bangoje. Nei viena, nei kita. Banga yra vandenynas. Nama rūpa, vardas ir pavidalas yra tik laikinos anomalijos. Ar bangą galima atskirti nuo vandenyno? Kaip upės susiliedamos su vandenynu netenka savo vardo ir pavidalo, taip ir tikrąją savastį suvokia žmogus susilieja su Brahmanu, atsisakydamas savo vardo ir pavidalo. Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šri Madhusudanas Sai. Dabar, brangus klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti ištraukos iš knygos Sai Baba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Šią knygą autorius parašė girdėdamas Satijos Sai Babos balsą kaip savo vidinį balsą. Tekstą skaito Ramunė.
Gruodžio 24. Šiandien kūčių vakaras. Naktis, kai Juozapas ir Marija keliaudami ieškojo pastogės, nes Marija netrukus turėjo gimdyti. Marija sėdėjo ant asilo, kurį vedė Juozapas. Tačiau žmonės jų nepriglaudė, todėl jiems teko apsistoti pašiūrėje, kuri aplink besiganantiems gyvuliams buvo ir šėrykla, ir tvartas. Čia Marija pagimdė Viešpatį. Kristus atėjo pakeisti pasaulio ir pagelbėti milijonams sielų. Jau gimstant pasireiškė jo tobulumas. Kad galėtum realizuoti Dievą savyje, turi sutvarkyti savo sielą. Tavo gebėjimas skirti įvairius dalykus jį simbolizuoja Juozapas. Turi pažaboti tavo gyvuliškus poreikius, asilą. Tada gyvuliški poreikiai nebelems tavo sielos gyvenimo, o ištikimai atsidavę neš tavo meilę, tai yra Marija, kuri laukiasi kūdikio, tavo tikrojo aš. Jei gimsta tavo tikrasis aš, jei gimsta Kristus, pateka žvaigždė. Taigi tu ateini į šviesą, šviesa ateina į tave. O ką liudija tai, kad Marija ir Juozapas nerado prieglobsčio? Žmonėms sunku suvokti didžias sielas. Dievo šviesos žmonės bijo, juolab naktį, kai materialūs dalykai praranda svarbą, o dvasiniai sustiprėja. Taip atsitiko ir piemenims, kai šie išvydo angelus. Kad visa tai netaptų vien Kalėdų istorijos aiškinimu, pateikiu tau tokį klausimą. Kaip reagavai tu, kai Dievas pasibeldė į tavo duris? Tik prašau nesakyti, kad jis dar nebuvo atėjęs, nes aš matau jį kasdien. Gruodžio 25. Šiąnakt gimė Jėzus Kristus. Su juo žemę pasiekė ryški šviesa. Tikėdamasis išgelbėti pasaulį, Viešpats pasiuntė savo tobulą meilę ir milijonams sielų suteikė savo malonę. Šiandien švenčiame šią nuostabią gimimo dieną, kuri skatina pamastyti, ką mums reiškia, ką turi reikšti Kristaus darbai. Norėčiau pakalbėti apie tą Kristaus veiklos aspektą, apie kurį paprastai nesusimąstoma. Kristui atėjus, pasaulio sąmonė tesiekė barbariškumo lygmenį. Pats nukryžiavimas liudija, kokių siaubingų sielų anuomet buvo žemėje. Kristus atėjo ir padėjo visiems. Jo galią pajuto netgi tie, kurie jo nematė ir nieko apie jį negirdėjo. Be to, jis paskatino daugybę sielų pasiekti tokias aukštumas, kad šios patyrė išsilaisvinimą ir daugiau nebegimė. Tačiau būtent šios sielos būtų pravertusios sustiprinti pasaulio sąmoningumui. Todėl Kristus daugeliui sielų skyrė tiek daug meilės tam, kad per patį trumpiausią laiką jos pasiektų tokį tobulumą, kuriam įgyti išties būtų prireikę šimtmečių. Norėdamas tobuloms sieloms užtikrinti išganymą, o primityvioms tobulėjimą, jis pasirinko kryžių, tuo laiku vyravusios barbariškos sąmonės simbolį. Jis žinojo, kad nukryžiuotas jis pasieks net visiškai užsisklendusias sielas. Taip bus net praėjus daugybei šimtmečių. Tai buvo begalinės jo meilės ženklas, tokios nuostabios meilės, kad turėtum ją, didžią meilę Dievo, kuris atėjo dėl tavęs ir kuris vis dar yra čia, šlovinti ne vieną kartą per metus, o 10 kartų per dieną.
Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Sai Baba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Kokia prasminga ir kokia vaizdinga Satijos Sai Babos kūčių vakaro alegorija. Mūsų sugebėjimas suvokti, kas yra tikra, o kas ne, simbolizuoja Juozapas. Mūsų gyvuliškų poreikių pažabojimą simbolizuoja Asilas. Mūsų meilę simbolizuoja Marija. O kūdikis jos įsčiose yra mūsų tikrasis aš, Kristus. Būkime tvirti, būkime ryžtingi, mėly klausytojai, siekdami suvokti savo tikrąjį aš, savo dieviškumą. O mūsų radio laidą Amžinybės balsas užbaigsime kalėdinę dainą, kurią atliks Laura Remeikienė. Gal jau greit, gal šiąnakt suspindės žvaigždė kalėdų ir gal širdis norės po sniegu, po sniegu, po sniegu jau visos bėdos ir taip aplink ramu. Naktyje įkvėpų šalčio, širdyje užgims giesmė, gal tada, kad nesušalčiau danguje spindės žvaigždė. Tyloj, Dievo palaimoj ištirpsiu, žodžiai tylės, meilės jausmų kalba prabilsiu, tik tu tikėk, tik patikėk, kad ši naktis išvemta. Dievo palaimoj ištirpsiu, žodžiai tylės, meilės jausmų kalba prabilsiu,